Pirmas skyrius. Garsieji balsiai. Atsibudęs, Pietiką pamatė pilnas knygų lentynas ir tiesiai prieš save ant sienos kabantį didžiulį pasaulio žemėlapį. Nejučiomis nusišypsojo. Šią savaitę praleis pas senelius, kadangi tėvai išvyko trumpų atostogų. Čia jam niekada nebūdavo nuobodu. Seneliai gyveno dideliame name Balsiuose, visai netoli Vilniaus. Tie balsiai vienu šonu glaudėsi prie žaliųjų ežerų, kitoj pusėj Neries upės juosta saugojo juos nuo likusio pasaulio. Aplinkui driekėsi pušynai. Balsiečiai mėgdavo kukliai pasigirti. Gyvename gražioje vietelėje. Pravažiavęs Riešės upelį ir pakilęs į kalną, Pietika atsidusdavo ir ištardavo. Štai ir garsieji balsiai. Na, ir kuogi tie balsiai garsūs, erzindavo tėtis. Ir jam sunku būdavo paaiškinti. Pradėdavo painiotis, pritrūkdavo žodžių ir visai nutildavo. Tačiau buvo giliai įsitikinęs, kad tai nepaprasta vieta. Tokią nuomonę jam suformavo senelis. Jis niekada neskaitydavo berniukui pasakų. Tiesiog sekdavo. Ir dar sakydavo, kad tai ne pasakos, o atsitikimai. Dažnai jie taip persipindavo su tikrove, kad Pietika nebesuprasdavo, ar čia yra tikras nuotykis ar išgalvotas. Ir tie nuotykiai kažkodėl nutikdavo Balsiuose, todėl jie ir tapo garsiaisiais. Štai praeitą trečiadienio naktį senelis pamatė Balsių parke nusileidusią skraidančią lėkštę. Na, tokią, kurios retkarčiais atskrenda iš kosmoso. Priėjo arčiau. Šalia nieko nebuvo matyti, tad palypėjo laipteliais aukštyn. Kiaušinio formos durys pačios atsidarė. Įkišęs galvą apsidairė. Viduryje baltos salės grindyse žiojėjo juoda skylė. Seneliui nespėjus susivokti, jo akiniai nuo kaktos nuskriejo į juodąją skylę ir pradingo. Švarkos sagos ėmė trukinėti ir zvimbdamos nurūko link paslaptingos skylės. Senelis pajuto, kad ir jį patį nori praryti. Įsikibęs rankomis į durų angą ir įsispyręs kojomis, iš paskutiniųjų bandė išsilaikyti, kad neįtrauktų vidun. Jau galvojo, kad teks pasiduoti, kai pasigirdo įsakmus balsas. Toliau nė žingsnio. Ir trauka akimirksniu dingo. Senelis, atgavęs laisvę, strimgalviais pasileido žemyn. Tik prie namų išdrįso atsisukti. Skraidantė lėkštė buvo dingusi. Tai, ką pamatė prasivėrus durims, išsamei papasakojo Pietikai. Tas nedavė seneliui ramybės iki vėlumos, bandydamas išsiaiškinti, kodėlgi ateiviai žemę atsigabeno juodąją skylę. Visi žmonės girdėjo apie garsiąją Škotijos ežere plaukiojančią pabaisą. Senelis Pietikai tvirtino tokią kelis kartus matęs Balsio ežere. Paklausus, į ką jį panaši, nė nemirktelės atsakydavo. Ir riebė karvė ilgu kaklu, tik be ragų. Vietoj kojų ir uodegos plaukmenys. Naktį jos akys šviečia kaip traukinio prožektoriai. Žmonės tą pačią pabaisą yra matę ir gretimame Gulbino ežere. Vadinasi, samprotaudavo senelis, tarp tų ežerų yra požeminis tunelis užlietas vandeniu. Tai ir plaukioja iš vieno ežero į kitą, pasišviesdama akimis. Sniego žmogaus, arba kitaip vadinamo didžiapėdžio, mokslininkai ir visokio plauko nuotykių ieškotojai važiuoja ieškoti į Pamyro kalnus arba Himalajus. Tai labai stebina senelį. Mat praeitą žiemą jis išėjęs malkų židiniui parnešti.
Tik pravėrus malkinės duris žiūri, ant kaladės sėdi didžiapėdis. Visas gauruotas, o žvilgsnis itin skvarbus. Ir toks aukštas, kad net sėdėdamas galva lubas remia. Senelis netekęs sąmų, mat nesupratęs, ar tai žmogus, ar ne. Keistas atvykėlis lėtai išlemenęs. Paskolink malkų, drauguži. Sušalau. Pavadintas draugužiu, senelis atsipalaidavęs ir šiaip netaip išstenėjęs. Imk. Nešinas didžiuliu glėbiu, tas keistuolis nupėdinės parko link. Jo didžiulės pėdas matė visi kaimynai. Senelis jas būtų parodęs ir berniukui, bet ryte sniegas ištirpo. Velniai ir raganos irgi neaplenkdavo balsių. Senelis sakydavo, kad velnias eina kaukšėdamas kanopomis, o raganos juda tyliai. Tik apžergus šluotą ir pradėjus skristi pasigirsdavo šaižus garsas. Kartais Pietikas suabejodavo raganų buvimu. Seneli, tėtis sakė, kad raganų nėra. Suaugę žmonės raganų nemato, ramiai paaiškindavo senelis. Tavo tėtis suaugęs, vaikystėje matė, bet dabar nebeprisimena. Tai tu dar nesuaugęs, nebesusigaudydavo Pietika. Matai, yra žmonių, kurie nenori suaugti, nors ir pasensta, atsidusdavo tas. Gerai, kad jis dar nesuaugęs, pagalvodavo berniukas. Kitaip būtų neįdomus. Atrodė, kad senelis, sekdamas atsitikimus, bus nepralenkiamas. Tačiau berniukas pasirodė neiškelmo spirtas ir po kurio laiko perprato jo pasakojimų vingrybės. Vis dažniau pats ėmė stebinti savo nuotykių istorijomis. Dabar jau senelis kraipydavo galvą, nebesuprasdamas, ar čia tikras nutikimas, ar išgalvotas. Pietika buvo įsitikinęs, kad balsiai vienintelė vieta pasaulyje, kurioje išnyksta riba tarp būtų ir nebūtų dalykų, kurioje galima patirti tokių nuotaikingų kelionių, iš kurių sunku sugrįžti. O stebuklingai sugrįžus ir vėl norisi nerti į nuotykių gelmę. Iš tikrųjų, to berniuko vardas ne Pietika, o Petriukas. Tačiau vyresni vaikai kieme jį praminė Pietrika. Petriukui patiko naujas vardas ir jis mielai atsiliepdavo jo šaukiamas. Jam atrodė, kad kai kurie vaikai norėjo su juo draugauti vien dėl išskirtinio vardo. Bet Pietrika jis buvo neilgai. Kartą, mėtant kamuolį į krepšį, kažkas timptelėjo jį už marškinėlių. Atsisukęs pamatė mažą mergytę. Ji gyveno gretimoje laiptinėje ir buvo gal 3 metukų. Jis net neatsiminė jos vardo. Lyg tai Jurga, lyg tai Spurga. Pietika, pasup mane sūpuoklėse, man neišeina. Žinoma, ji norėjo pasakyti Pietrika, bet nemokėdama ištarti R, tiesiog ją pametė. Visi vaikai sužiuro į Petriuką. Nagi, Pietika, pasupk ją, taip gražiai prašo, mes tavęs palauksim. Pasišaipė Centas. Jis dažnai čia ateidavo pažaisti, nes jų kieme nebuvo krepšinio lanko. Tikras jo vardas – Vincentas, bet vaikams nė motais. Praminė 1 centu. Arba tiesiog centų, taip trumpiau. Petriukas su juo nesutardavo, jie nebuvo draugai. Dažnai ginčydavosi, netgi apsistumdydavo. Tačiau tą kartą Centui nieko neatkirto. Paėmė mergytę už rankos ir nuėjo prie sūpuoklių. Jis niekada neatsisakydavo pasupti mažesnių vaikų. Netgi pamokydavo, kaip reikia judinti kojas, kad pats įsisuptum. Taip Petriukas iš Pietrikos tapo Pietika.
Tas vardas taip jam prilipo, kad po kurio laiko ir vaikai, ir mažasis broliukas, ir seneliai, ir netgi tėvai jį šaukdavo tik Pietika.